Kaip bendrauti su manipuliatoriumi? Pirmas patarimas ir vienintelis. Iškart atsitrauk nuo tokių žmonių. Jei pažeidžia žmogus tavo švelnumą, ignoruoja tavo esamas vertybės, tai yra pirminė raudona vėliava. Jei neleidžia skleistis tavo gėriui ir būti atviru žmogumi, tam žmogui tu visiškai nerūpi. Jeigu tave bando žeminti, net ir juokais, jokučiais visokiais, čia ne humoras, čia bandymas kontroliuoti ir sumenkinti tave. Manipuliuoja, nori tave valdyti. Arba nuolat jauti kaltę viduje, nuolat tave priverčia jaustis kaltu ar kalta, valio, tu jau pralošiai šitam manipuliatoriui. Jeigu nesijauti saugiai savo viduje, savo kūne, žinok, kad kūnas niekada nemeluoja. Ar tai būtų partneris, ar tai būtų tavo seni geri draugai, ar giminaičiai, mesk lauk juos dabar. Rinki žmonės, su kuriais gali būti savimi, jaustis pakylėtas, turėti geras būsenas, jaustis atviras ir emociškai saugus. Todėl rinki save, meilę savo. Neleisk niekam to sugriauti. Na, o jei jauti, kad tai yra apie tave, jauti, kad tai tave liečia, parašiau tau online video kursą, kaip pagaliau mylėti save. Būtinai pažiūrėk.